Jau trečiadienis atėjo ir egliukai atskubėjo. Pamojuojam svečiams, pasisveikinam, sakom, labas rytas. Labas rytas. Tai šiandieną Volungėlės lopšelėje darželėje išties daug veiksmo ir atvyko pas jūs svečių, na, kieme taip pat šurmulys, tad direktorė papasakokite, kasgi čia šiandien vyksta. Alytaus lopšelėje darželėje Volungėlė šiandieną vyksta metodinė diena. Šį renginį mes darome patį pirmą kartą, tai yra pirmasis mūsų toks, kai sako liaudiškai blynas, bus prisvilęs ar ne, nežinom, bet labai džiaugiamės, kad susirinko labai daug svečių. Susirinko 55 mokytojai registruoti, matom neregistruotų asmenų, tai turbūt šiek tiek daugiau. Labai džiugu, kad susirinko ne tik alytiškiai, ne tik Alytaus mokytojai. Atvažiavo pedagogų iš Kėdainių, Marijampolės, Ilgakiemio, Vilniaus, Telšių. Žodžiu, turbūt visus paminėjau. Tai labai smagu dalintis patirtim su kitais, su kitų miestų žmonėmis ir mokytis ir iš jų, nes užmezgė tokį bendradarbiavimo procesą didelį ir patys lankomės kitose organizacijose ir jie lankosi mūsų. Mūsų darbai šiandien bus labai įdomus. Pirmiausia, jūs prisiminkit, kur girdėjote tokią dainelę. Aš nieko nežinau, aš nieko nežinau, aš nieko nežinau, aš nieko nežinau. Kas tai dainavo? Kelia rankas, kas tai dainavo? Skruzdėliukas nežiniukas. Skruzdėliukas nežiniukas, kaip aš džiaugiuosi, kad jūs jį atsimenat. Mūsų organizacijoje mokytojai susitelkė 9, kurie organizuoja šitą renginį. Jie dalinasi patirtim, vieni pristatys pranešimus, kiti 5 demonstruoja savo veiklą, kuri turbūt pati vertingiausia yra, nes į veiklos pavyzdžius geruosius mokytojai labai nelinkia įsileisti svečius. Tai labai aš noriu padėkoti savo drąsiems mokytojams, kurie dalinasi savo patirtims ir žinoma labai gražiems vaikams, kurie tikrai šiandieną pademonstruos visas savo žinias, kurias turi. Iš ko skruzdėlės stato namus? Daug rankyčių. Kas žino? Iš ko? Lukai. Reikia spyglių. Matau, reikia sausų lapų ir sakelių sausų. Sausų lapų. Tai čia mamytės atsakymas įdėtas. Nepamirškim, ko reikia. Spyglių, sausų lapų, sakė, sausų šakelių, ar nutiko dar? Sausų žolyčių. Sausų žolelių. Stiebelių. Sausų stiebelių. Na, o apie veiklas, kurios šiandien vyks lopšelio darželio kieme ir ką čia įdomaus galės pamatyti, išmokti susirinkusieji pedagogai, mums papasakos mokytoja Vilma. Taip, mūsų įstaigoje gamtamokslinis ugdymas labai yra aktualus, nes mes norime vaikus išvilioti į kiemą, kad jie kuo daugiau praleistų laiko kieme, todėl ir mokytojai turi būti tam tinkamai pasiruošę. Todėl šiandien mes vesime įvairias veiklas lauke, visos veiklos, dauguma veiklų bus lauke ir vaikai patys statys skruzdėlyną, patys naudos kurs paveikslus iš žolynų su epoksidine derva. Taip pat šoks smagiai šokius apie augalus ir vabzdžius, taip pat kurs paveikslus iš žolynų, paslaptis žolynų ir taip pat dar pritaikys informacinės technologijas, naudos planšetės ir, žodžiu, visa tai vyks lauke, visos šitos veiklos vyks lauke. Kurią pusę renkamės, kur šilta bus skruzdėlytėm, ar ne? Šilta. Kur šilta? Šitą. Tai dabar šiandien kur šilta? Ir dirbsim taip, kaip dirba skruzdėliukai. O kaip dirba skruzdėliukai iš tikrųjų? Nesa nugaros. Taip, ar po vieną ar visi kartu? Padeda draugui? Keliaujam, einam, sakysim skruzdėliukai. Nešim po daug greit ir pradėsim statyti skruzdėliukai. Nešam visko, taip, reikia sausų lapų. Statom, dykinėje pusė. Viską žinom, ko jau reikia skruzdėliukai. Bendrom jėgom. Na, o kuo tai naudinga susirinkusiems iš įvairių miestų atvykusiems pedagogams?
kadangi pas mus gamtamokslinis ugdymas vyksta sistemingai. Tai nėra, kad mes tik pribėgom ir va šiandien ir viskas. Ne, mes kiekvienais metais plėtojame pasirinktą idėją. Tai pernai buvo žolynai, šiemet mes visus metus kalbame apie vabzdžius. Tai dabar ir pavėsinėse galima pamatyti nuotraukų su vabzdžiais, plakatų. Taip pat yra įtraukta visa bendruomenė, tėveliai fotografavo su vaikais, ieškojo vabzdžių žolynuose ir dabar daugelis vaikų ir tėvų žino, kas tai yra vabzdžiai, kad tai yra atskira grupė, kad tai nėra vabalai ir visi vabalai, ne. Yra atskira grupė vabzdžių, kurie išsiskiria iš kitų vabalų tarpo. Tai mūsų jau bendruomenės nariai ir vaikai ir suaugę apie tai žino tikrai labai daug ir turi žinių. Tai sakykite, ar pirmą kartą čia atvykote į lopšelį, į darželį Volungėlė? Volungėlėje per 2 metus jau esu 3. kartą. Taip, kad iš tikrųjų labai džiaugiasi Kėdainių Žilvyčis, kad užsimezgė toksai artimas bendrystės ryšys tarp Kėdainių Žilvyčio ir Alytaus Volungėlės. Ir šitą idėją, ką šiandieną kolegos darosi, tas dalinimasis gerąją patirtimi, tai skatina mokytojų augimą, skatina bendravimą ir tai yra labai gera patirtis, todėl kad kuo daugiau dalinsimės, tuo daugiau mūsų mažieji gaus, tuo daugiau mes mokytojai turim patys augti, kad duoti kažką tai mūsų mažiems vaikams. O mūsų ikimokyklinukai visa Lietuva jau žino, tai yra mūsų ateitis. Kai sako, turi valstybę statyti nuo darželio. Aš lūkesčius turėjau, šitą bendruomenę pažįstu jau ne 1 metai, pažįstu jos vadovus, žinau jų kompetenciją, tai tikrai jau randu daug ką naujo, atrodo tik neseniai buvau, o jau parsivešiu į Kėdainius pačius gražiausius dalykus, jau yra pasikeitimai, o kuomet yra įstaigoje pokytis, kuomet yra kažkoks tai veiksmas, tai yra pagirtina, tai yra gerai ir aš tikiuosi kuo geriausių patirčių ir visą tai įdiegti savo darželėje.